Labadiena, esu Aistė, ortoprokinės terapeutė ir norėčiau trumpai papasakoti apie peties kapsulitą ir kaip kineziterapija gali pagerinti peties sąnario būklę. Peties kapsulitui, kitaip vadinamam sustingęs petis, yra būdingas staiga lyg iš niekur atsiradęs labai stiprus skausmas peties srityje ir staiga sumažėjusios peties sąnario amplitudės. Esminis gydymas taikomas pacientams serganties peties kapsulitu yra kineziterapinis gydymas. Mankšta pradedama nuo pasyvių švytuoklinių judesių. Įsiremiame vieną ranką, skaudančią ranką visiškai atpalaiduojame nuo pat peties sąnario. Ir švytuokliniai judesiai. Švytuojame su ranka į viršų žemyn, į priekį, taip, švytuojame į šonus ir švytuojame visiškai atpalaidavę ratus. Į vieną pusę ratukai ir į kitą pusę ratukai. Užtikriname, kad ranka visiškai atpalaiduota nuo peties sąnario. Šitą švytavimą galime daryti 1 minutę. Dabar pademonstruosiu keletą tempimo pratimų peties sąnariui. Dedame plaštaką ant sienos ir pasisukame į priešingą pusę iki vidutinio tempimo. Laikome šitą padėtį 30 sekundžių. Tuomet pratimą atliekame ir su kita ranka. Dedame plaštaką ant sienos ir pasisukame į priešingą pusę. Šitą pratimą atliekame po 3 kartus, laikydami vidutinišku tempimu 30 sekundžių. Kitas tempimo pratimas. Paimame skaudančią ranką su sveika ranka ir prisitraukiame kuo arčiau savo kūno, iki kol jaučiame vidutinį tempimą. Ir laikome šitą padėtį 30 sekundžių. Pratimą atlikime ir sveikai rankai profilaktikos tikslais. Kartojame po 3 kartus kiekvienai rankai. Kitam pratimui galite naudoti virtuvinį stalą ar aukštesnę palangę. Atsistojame priešais stalą, dedame plaštakas, kojas pastatome šiek tiek atgal ir iki vidutinio tempimo leidžiame galvą žemyn. Pajaučiame tempimą pečių srityje ir laikome šitą padėtį 30 sekundžių. Pratimą kartojame 3 kartus. Jeigu neužteko vidutinio tempimo darant šį pratimą stovint, yra pratimo pasunkinimas. Atsisėdame ant kilimėlio ir pasilenkiame plaštakomis į priekį, kol jaučiame vidutinį tempimą. Šitoje pozicijoje pabūname 30 sekundžių, pratimą kartojame 3 kartus.